Labą dieną. Šiandien svečiuojamės pas mūsų klientę namuose, Jurgitą, ir norėtume patikalbinti, kas įtakoja jūsų pasirinkimą rinktis būtent Jablotron vėdinimo sistemą. Sveiki. Tai pirmiausia, labai noriu pasidžiaugti, kad pačiam pradinėme etape, kai dar vyko statybos, mūsų pagrindinis statytojas rekomendavo pasidomėti būtent šią sistemą, kaip jinai veikia, ir panašu, kad tai atitiko puikiausiai mūsų šeimos poreikius, nes visų pirma, mes nesame dideli šalčio mėgėjai, mums aktualu gaivus oras ir netgi stilistiškai mums neatrodė labai patraukliai, kaip atrodo kondicionieriaus blokai kiekvienam kambaryje. Dėl to mums rekuperacinė sistema su vėsinimo galimybė tiko kuo puikiausiai. Aišku, perspėjot ir apie tai, kad ši sistema neatvesina taip kaip kondicionierius, bet esame šilumą mėgiai ir mums tai puikiai tiko. Vienas iš didesnių privalumų yra, kad ši sistema palaiko tolygiai temperatūrą namuose ir nėra didelių temperatūros skirtumų. Tai šiek tiek sukuria daugiau komforto. Ir kaip jums efektas, tai pagyvenus ilgesnį laiką jau su šiuo rekuperatoriumi? Puikiai. Pirmiausia, buvom šiek tiek išsigandę didelio garso. Kol dar neturėjom baldų katilinės patalpoj, tai vyras šiek tiek prisibijojo, kad argi čia viskas taip girdėsis. Bet pasistatė baldai ir viskas buvo puiku, garso nebesigirdėjo. Jaučiame, kad ta grįžtanti drėgmė vėdinimo metu, jinai turi didelės įtakos ne tik mums, bet ir net augalams, kurie pradėjo augti šitam name kur kas geriau negu augo prieš tai bute. Jaučiasi geresnė odos būklė. Tikriausiai dėl bendros tos veikimo sistemos jaučiam geresnę miego kokybę, nes tiesiog ir atrodo ir atsigulam šviežiam ore ir atsikeliam lygiai taip pat gaiviam kambaryje. Šiaip iš tikrųjų apie drėgmės lygį, kaip tik prieš porą savaičių turėjau pokalbį su vienu klientu, kuris turi senesnio, pavyzdžiui, vėdinimo sistemą be drėgmės grąžinimo. Tai netgi minėjo, kad eglutė namie išsausėja per savaitę laiko ir negali būti su vėdinimo sistema eglutė namuose, nes tiesiog visi spygliai nubyrėjo per savaitę laiko. Tai pasižiūrėjau, šios problemos tikriausiai nebuvo. Ne, nors eglutė buvo plastikinė, bet ir jinai nesiskundė. Bet augalai nedžiūsta. Augalai puikiai auga. Ir šiame projekte turėjom šiek tiek nestandartinių sprendimų, norėjau pastrauti, kokie gal galėtumėte šiek tiek papasakoti trumpai. Taip, tai kadangi statant namą mes turėjome savo interjero dizainerį ir visas dizaino planas buvo su juodomis detalėmis, dėl to originaliai esančios baltos detalės tinkančios prie šios sistemos, tai yra ir CO2 daviklis, ir pagrindinis blokas, buvo originaliai baltos spalvos, tačiau mums labai reikėjo juodos spalvos, tai esame labai dėkingi jūsų įmoniai, kad jinai pasistengė, surado žmonės, kurie nudažys kokybiškai, pasirūpinot visą logistiką, kas irgi yra nemažai svarbu. Tai visos detalės, tiek CO2 davikliai, pagrindinis blokas, išorėje stovintis blokas ir kaminas, viskas yra nudažyta mums reikiamą spalvą. Tai labai džiaugiamės dėl to ir aplamai bendraujant su jūsų įmonė buvo labai malonu, kad galime gauti atsakymus į visus savo rūpimus klausimus, viską paaiškinate labai aiškiai ir išsamei. Pamokinate naudotis, kad neliktume nežinioje. Tai geras bendravimas statybų sektoriuje yra retenybė ir mes džiaugiamės, kad atradome jūs. Labai džiaugiu girdėti. Iš tikrųjų, labai dažnai džiaugiamės išgirdę klausimus, nes tiesiog duodami klientam tos teisingus patarimus, galime užtikrinti, kad klientas bus patenkintas naudojama įranga. Nes dažnai nesam visi juk baigę specialiųjų mokslų, kad suprasti, kaip kiekvienas renginys funkcionuoja ir kaip geriau jį naudoti. Tai tiesiog elementariai, kaip užtikrinti tam tikrus nustatymus, kad užtikrinti geriausią oro kokybę, stengiamės padėti klientam. Šiom dienomis jau kuo toliau, tuo dažniau namai vis gražėja, atsiranda įdomesnių interjero sprendimų, tai tikrai stengiamės pritaikyti visus įrenginius prie poreikių kliento. Ir prisimėm, kad jums dar buvo iškilę pridavimo pastato pačio pridavimo eigoje kažkokių nesklandumų dėl energetinio vertinimo. Taip, kadangi mūsų namas turėjo būti A++ klasės ir turime dujų katilą, tai turėjome šiek tiek labiau pasistengti dėl pridavimo dokumentų ir tos energetinio naudingumo namo, bet turint šią sistemą, jinai yra labai ergonomiška.
kaip tiksliau, efektyvi. Energetiškai efektyvi. Energetiškai efektyvi ir tai leidžia tiek ir dokumentuose oficialiai matyti, kad namas turi tam tikrą efektyvumo lygį ir gali būti priduotas kaip A++ klasė. Taip, nes iš tikrųjų pats rekuperatorius savyje jau turi integruotą šilumos siurblį oras, galima vadinti, tik tai, kad jisai nėra matomas kaip nestandartinis oro kondicionierius svetainėje pakabintas ar kažkur tai, o visas pašildytas oras tiekimas bendrai per vėdinimo sistemą, tai jis pilnai atitinka aukštos klasės šilumos siurblio reikalavimus. Tai už tai kur kas paprasčiau netgi priduoti namą tinkant energetinę A++ klasę, netgi turint dujinį katilą. Taip, popierinių problemų neturėjom su to. Labai džiugu girdėti. Tai visgi, ar rekomenduotumėte šią sistemą savo draugam, pažįstamam ar giminaičiam? Ar likote patenkinta? Taip, esame be galo patenkinti tiek pačia oro kokybė, tiek veikimu, viskas yra puiku, kaip ir bendravimas. Ir tikrai rekomenduojam ir jau esam rekomendavę ne vienam pasidomėti būtent, bent jau pradinėme etape. Ir kiek žinau, vieni mūsų pažįstami jau esą sutarę su jumis dėl šios sistemos įrengimo. Labai džiugu girdėti. Tikiuosi, kad dar ne vieniem jūsų draugam ar pažįstamim įdiegsim šią sistemą. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū. Geros dienos.